Boris Greenblatt. Diagnozė vėžys. Gydytis ar gyventi. Alternatyvus požiūris į onkologiją. 5 skyrius. Kas dažniausiai serga ir kodėl. Nėra neišgydomų ligų. Yra nepagydomų žmonių. Žmogaus kūnas pats savaime yra negalavimų gydytojas. Hipokratas. Viena mano gera draugė, su kuria mokėmės medicinos institute ir kuri daugiau nei 25 metus praktikuoja mediciną, ėmė labai domėtis natūraliais gydymo būdais. Jai pirmai aš nusinčiau perskaityti parašytus šios knygos skyrius. Perskaičiusi skyrių apie vėžio teorijas, ji uždavė man klausimą, kuris pasirodė esąs toks teisingas ir aktualus, kad nusprendžiau šiek tiek pakeisti šios knygos turinį ir įterpti šį skyrių. Kasgi suserga vėžiu? Kodėl nepaisant to, kad daugelis žmonių gyvena vienodai kenksmingose sąlygose ir turi tokių pat žalingų įpročių, suserga ne visi. Kartais matome, kad kai kas akivaizdžiai piktnaudžiauja ir nesuserga. O pavyzdžiui, nelaimingi vaikai, kurie dar netgi neturi blogų įpročių ir negyvena nesveikai, išgirsta šią baisią diagnozę. Ir kaip degtukai sudega nuo šios ligos. Kodėl suserga turtingi žmonės, kurie gali sau leisti gerai maitintis, turi sveikas gyvenimo sąlygas ir jiems prieinami geriausi specialistai, o benamis, kuris gyvena baisiomis sąlygomis ir maitinasi nežinia kuo, greičiausiai mirs nuo cirozės ar nelaimingo atsitikimo, nei nuo vėžio. Ankstesnėme skyriuje rašiau apie įvairių išorinių veiksnių reikšmę ir kaip jie veikia genus, įjungia arba išjungia jų veiklą. Ši nauja koncepcija suteikia mums galimybę kitaip pažvelgti į mus supantį pasaulį, mus pačius ir mūsų santykį su šiuo pasauliu. Mūsų gyvenimas ir mūsų pasirinkimai nėra užprogramuoti mūsų genuose. Mes patys kontroliuojame šių genų veiklą ir taip galime daryti įtaką savo sveikatai ir kurti mūsų supančią tikrovę. Bet kokia tuomet yra genų reikšmė? Galų gale, juk negali būti taip, kad jie mūsų gyvenime netlieka visai jokio vaidmens. Iš tiesų, mūsų genams vis dėlto skirta labai svarbi funkcija. Genai yra tarsi brėžiniai, pagal kuriuos sintetinami visi mūsų organizmų gyvybinius procesus palaikantis baltymai. Dėl genų mes individualūs, skiriamės vienas nuo kito. Nuo genų priklauso ne tik akių, plaukų spalva, nosies forma ir kitos fizinės savybės, bet jie lemia ir individualias mūsų fiziologinės savybės, medžiagų apykaitą, imuniteto stiprumą, vienos ar kitos organizmo sistemos efektyvumą. Nuo genų, pavyzdžiui, priklauso, kokį toksinų kiekį atlaikys kepenys, ar efektyviai organizmas kovos su oksidaciniu stresu, ar efektyvi bus organizmo šalinimo sistema. Nuo genų taip pat priklauso, kokį energijos kiekį mūsų organizmas gali paimti iš skirtingų šaltinių. Būtent šios individualios savybės procesai ir lemia, kas serga ir kas ne. Esant tam pačiam toksiškų veiksnių poveikiui, stresui ir maistinių medžiagų trūkumui. Pavyzdžiui, beveik visiems vaikams sulaukusiems 1 metų amžiaus skiriama MMP vakcina, kurioje yra timerosalio. Keletas tyrimų parodė, kad didelė gyvsidabrio koncentracija šioje medžiagoje sukelia vaikų autizmą. Tačiau autizmu suserga ne visi vaikai, o tik tie, kurių įgimtas kepenų gebėjimas deaktyvuoti gyvsidabrį yra mažesnis. Panašus pavyzdys
ir kitos dažnos vakcinos sukeliamos komplikacijos autoimuninės ligos. Vakcinoje esantis patogenas auginamas tam tikrose audiniuose. Tai gali būti žmogaus embrionai, gyvūnų inksto audiniai, gyvulinis mielinas, medžiaga, kuri sudaro nervų pluošto apvalkalą. Vakcinoje visuomet yra šių audinių dalelių, kurioms vaikų organizmas gamina antikūnius. Ar tikslus ir stiprus bus vaiko imuniteto humoralinis atsakas, taip pat priklauso nuo jo organizmo įgimtų savybių. Kartais susidarę dideli antikūnių kiekiai atakuoja panašius organizmo audinius ir sukelia autoimuninės ligas. Taip pat gali būti pažeidžiami inkstai, centriniai ir periferiniai nervų sistemos, žarnynų, gleivinės ląstelės ir kita. Toksinai vaikų organizme pradeda kauptis dar jiems būnant motinos įsčiose. Mokslininkai naujagimių kraujyje rado daugiau kaip 200 skirtingų namų ūkio ir pramoninių toksinų. Akivaizdu, kad netgi tada, kai įvairios vaisiaus organų sistemos tik formuojasi arba tik pradeda funkcionuoti, jos jau yra veikiamos toksiškų medžiagų esančių motinos kraujyje. Panagrinėkime, kokius toksinus motina gali perduoti vaisiui. Jų yra daug ir mes nekalbame apie akivaizdžiai kenkiančius alkoholį, tabaką ir narkotikus. Paminėsiu tik kelias labai toksiškas medžiagas, kurios gali sukelti rimtus besivystančio vaisiaus pažeidimus ir pasireikšti pirmaisiais vaiko gyvenimo mėnesiais ar metais. Jei motinos dantis plombuoti amalgamos plombomis, kurių sudėtyje yra 50% gyvsidabrio, tai gyvsidabrio molekulės nuolat patenka į kraują ir prasiskverbia per placentą. Gyvsidabris yra viena stipriausiai neurotoksinių medžiagų, o patekęs į vaisiaus kraują gali sukelti rimtų sutrikimų. Tikėtina, kad tai kartu su vakcinomis, kurių sudėtyje yra timerosalio ir kitų toksinų, pavyzdžiui, formaldehido, gali būti nuolat augančio vaiko centrinės nervų sistemos onkologijos priežastimi, giomos, smegenų astrocinomos. Kiti stiprus ir šiuo metu labai plačiai paplitę toksinai yra bisfenolis A ir polivinilchloridas PVC, kurių yra buitiniuose plastikiniuose buteliuose, induose, pakavimo plėvelėse ir taip toliau. Kadangi jie yra sintetinės hormoninės medžiagos panašios į žmogaus hormoną estrogeną, jos sutrikdo normalų organizmo hormonų balansą, sukelia nevaisingumą, vėžį ir hormoninės patologijas. Kitas pavojingas toksinas, hormoninis pažeidėjas ir kancerogenas yra ftalatai, esantis dezodorantuose, šampūnuose ir kitose higienos bei kosmetikos gaminiuose. Visi šie ir šimtai kitų buitinių pramoninių toksinų gali prasiskverbti per placentą ir priklausomai nuo vaisiaus organų ir audinių individualių savybių gali daryti didelę žalą vaiko sveikatai, tiek iš karto, tiek po kurio laiko. Daugeliui vaikų šių toksinų poveikis iš karto nepasireiškia. Ir tik suaugus jų organizmas, palyginti su kitų vaikų, esant tokioms pačioms sąlygoms, gali per anksti sutrikti arba bus labiau linkęs į įvairias patologinės būsenas. Kai kuriems vaikams gali išsivystyti onkologinės ligos, kurių lokalizacija
taip pat priklauso nuo organizmo individualių fiziologinių savybių, kurias lemia genai. Taip pat nuo individualių įgimtų organizmo fiziologinių savybių priklauso, kaip suaugusiojo organizmas reaguos į vienus ar kitus kenksmingus veiksnius. Taigi, tie patys veiksniai skirtingiems žmonėms gali sukelti skirtingų audinių pažeidimus ir skirtingas ligas. Taip pat reikėtų paminėti tuos žmonės, kurių sveikata nenukenčia dėl natūralaus ar įgyto organizmo gebėjimo atsispirti žalingiems veiksmams. Oficialiai medicinai patogu onkologiją, ypač vaikų, priskirti genetiniams sutrikimams. Įsivaizduokite skandalą, kuris kiltų visuomenėje, jei ištikimieji PVS tarnai žiniasklaida staiga nutartų parašyti apie daugybę tyrimų įrodančių minėtų buitinių toksinų, skiepų ir mitybos papildų ryšį su vėžiu ir kitų sunkių ligų atsiradimu ir vystymusi. Tai sukeltų visišką ekonomikos žlugimą. Maisto chemijos, medicinos pramonė būtų paralyžiuotos, nes turėtų sustabdyti beveik visų prekių gamybą. Be to, jos taip pat taptų daugelio milijardų dolerių ieškinių taikiniais. Paskui juos sektų visos jų veiksmus reguliuojančios institucijos, kurios nekreipia dėmesio į fiktyvius tyrimus ir faktus. Taip pat dauguma politikų, kurie gavo finansavimą iš korporacijų, už tai atsidėkojo ištikima tarnyba. Taigi mes apžvelgėme, kaip nuo mūsų fiziologijos ypatumų, kuriuos lemia genai, priklauso, ar stipriai žmogus nukentės nuo kenksmingų veiksnių ir kad šie veiksniai skirtingiems žmonėms skirtingų laikų sukelia skirtingas ligas. Norint visiškai suprasti priežastis, kodėl kai kurie žmonės gali valgyti beverčius maisto produktus, pavyzdžiui, greitąjį maistą, ir nemirti dėl ūmaus vitaminų ir maistinių medžiagų trūkumų, reikėtų paaiškinti dar vieną dalyką. Šių žmonių nepažeidžia skorbutas, vitamino C trūkumas ar beriberio liga, B1 vitamino trūkumas. Jie nemiršta nuo organizmo išsekimo. Pagal statistiką, nedaugiau kaip 1/3 jų gyvenimo eigoje susirgs vėžiu, nors daugelis kitomis lėtinėmis ligomis. Vokietijos mokslininkas Lothar Hirneisen šį faktą aiškina maždaug taip. Įsivaizduokite, kad žmogaus organizmas yra didelė talpykla, kuri kasdien turi būti pripildoma energijos, panašiai kaip automobilių bakas degalų. Vienintelis skirtumas, kad į automobilio baką galima pripilti tik benzino, o mes vienu metu galime gauti energijos iš 3 šaltinių – maisto, šviesos, supančios aplinkos ir mūsų minčių. Taigi, jei vienas šaltinis išnyksta arba gerokai sumažėja, kiti 2 gali kompensuoti jo trūkumą. Tuo galima paaiškinti, kodėl žmonės, besimaitinantis nesveikų ir maistinių medžiagų neturinčių greituoju maistu, ne visada suserga. Jeigu jie sėkmingai geba panaudoti kitus energijos šaltinius, tai jie išlaikys įprastą gyvybinės veiklos lygį. Kad būtų aiškiau, pateiksiu šių energijos šaltinių sąrašą ir kiek energijos iš jų turime gauti. Mitybos energija – 1/3. Šviesos energija – gamtos – 1/3. Ir minčių energija – 1/3. Deja, ne visi šie šaltiniai yra vienodai veiksmingi kiekvienam asmeniui. Ne visi gali generuoti tiek minčių energijos medituodami ar melsdamiesi, kad galėtų išgyventi
iš skurdaus Indijos jogo raciono. Be to, ne visi gali praleisti tiek daug laiko gamtoje ir gauti iš jos tiek energijos, kad valgydami menką termiškai apdorotą praradusi maistinės medžiagas maistą gyventų aktyvų gyvenimą. Ir net geriausios mitybos nepakaks išlaikyti reikiamą energijos lygį asmeniui, neturinčiam galimybės gauti jos iš kitų šaltinių. Tik iš visų trijų šaltinių gausime tiek energijos, kiek jos reikia gyventi aktyvų, sveiką gyvenimą ar pasveikti, jei liga jau užklupo. Kai kuriems žmonėms sveikatai palaikyti pakanka 40% energijos, kurią jie gali sukaupti. Kitiems reikia ne mažiau kaip 70%. Tačiau gyvendami mes prikaupėme tiek daug įvairiausių toksinų, kad daugelis mūsų organų nebefunkcionuoja optimaliai, o senatvėje tampa vis sunkiau gauti pakankamai energijos normaliam gyvenimui užtikrinti. Kiekviena liga atima energijos. Pavyzdžiui, vėžinė ląstelė sunaudoja 60% mūsų energijos. Taip pat mūsų gyvenime yra daug energetinių vampyrų. Pavyzdžiui, negatyvūs žmonės, negatyvios mintis, prasta mityba. Mes patys turėtume būti atsakingi už reikiamo energijos lygio palaikymą, ją nuolat papildyti ir vengti bereikalingo jos švaistymo. Taigi, netinkamai maitindamiesi mes galime nugyventi net iki senatvės, bet susirgę mes negalime sau leisti blogai maitintis ir ignoruoti kitus energijos šaltinius. Beje, vadovaujantis anksčiau išdėstintomis mintimis, galima paaiškinti daugelio žmonių prieštaravimus. Kodėl jų senelis arba močiutė rūkė iki 90 metų ir nesusirgo plaučių vėžiu? Arba kad jų dėdė ar teta valgė sviestą šaukštais ir riebes dešreles visą gyvenimą ir nugyveno iki pat gilios senatvės. Vadinasi, visa tai nėra taip kenksminga, todėl galima ir toliau gyventi be savo malonumui. Iš tiesų, kai kas gali rūkyti ar maitintis netinkamai 50-60 metų, tačiau paprastai pokalbyje neužsimenama, ką šie seneliai ir močiutės, tėvai ir dėdės darė teisingai. Galbūt jie daug laiko leido gamtoje ir buvo aktyvūs, arba labai pozityviai mąstė, vaikščiojo į bažnyčią ir daug meldėsi ar meditavo. Galbūt jie gebėjo daugiau energijos gauti iš kitų jos šaltinių. Galbūt susirgę jie visiškai pakeisdavo savo elgesį ir taip pat kompensuodavo paprastą energiją. Galbūt jie galėjo labai sėkmingai nustatyti ir pašalinti energijos praradimo priežastis. Akivaizdu, kad šie žmonės galėjo kompensuoti vieno šaltinio energijos trūkumą kitų šaltinių energiją. Tačiau, kai žmonės serga vėžiu, vėžinės ląstelės atima daug energijos ir todėl toliau gyventi destruktyviai būtų labai neatsakinga. Būtina nedelsiant atsisakyti visų energijos praradimų priežasčių – rūkymo, alkoholio, prastos mitybos, streso ir gauti ją iš visų trijų pagrindinių šaltinių – sveikos mitybos, aktyvumo ir gamtos, teigiamų minčių ir meditacijos. Baigdamas norėčiau pasakyti keletą žodžių apie šviesos energiją, gamtą. Normaliai funkcionuoti mums reikalingas tam tikras elektros energijos kiekis. Jis sukuria daug laisvų elektronų, dėl kurių mūsų ląstelėse vyksta milijonai procesų. Medicina visus organizmo fiziologinius procesus paprastai aiškina cheminėmis reakcijomis. Iš tikrųjų, fizikiniai procesai vykstantis dėl elektros krūvių, potencialų skirtumų, elektromagnetinių laukų, bangų svyravimų yra atsakingi už gerokai daugiau organizmo procesų. Jie veikia greičiau ir daug efektyviau nei cheminiai,
tačiau medicina toliau mus gydo cheminiais preparatais. Jau žinoma, kad mūsų ląstelės gali transformuoti šviesą į energiją. Egzistuoja vadinamoji įžeminimo technologija. Įžeminimas sportininkams padeda daug greičiau išsigydyti traumas. Tie, kurie miega įžeminti, pastebi akivaizdų uždegiminių procesų mažėjimą organizme, padidėjusią energiją ir aktyvumą. Paprasčiausias įžeminimo būdas yra vaikščioti po žemę basomis, gulėti ant jos. Taip elektronai patenka į mūsų organizmą, sukuria reikalingą krūvį ir palankę fizinę terpę, reikalingą organizmui normaliai funkcionuoti. Egzistuoja ir kiti fizikiniai veiksniai būtini mūsų organizmui. Vienas jų yra Žemės bangų svyravimai. Kai žmogus yra sveikas ir laimingas, jo kūno virpesių dažnis yra panašus į Žemės bangų dažnį. Kad sveikata būtų gera, turime jausti šiuos Žemės virpesius. Žinoma, didžiųjų megapolių asfaltuotose džiunglėse jų nepajausi. Štai kodėl būtina dažniau keliauti į gamtą ir tiesioginę prasme susilieti su ja.